rapsui jautriausi tarpsniai yra stiebo ilgėjimo ir butonizacija. Šio tarpsniu plinta patys žalingiausi kenkėjai – rapsiniai žiedynukai, ankštariniai paslėptastraubliai ir ankštariniai gumbaodžiai. Rapsiniai žiedinukai dažniausiai išplinta butonizacijos tarpsniu. Jo migracijos aktyvumas būna daug didesnis, kai oro temperatūra sušyla daugiau kaip 15 laipsnių. Kenkėjai kenkia butonams, grauždami, pažeidžia pačius butonus ir iš jų nebegali išsivystyti nei žiedai, nei ankštaros. Ankštariniai paslėptastraubliai ir ankštariniai gumbaodžiai plinta taip pat butonizacijos tarpsnio metu. Jie maitinasi, tačiau žalą daro daug vėliau, žydint rapsams. 2–4 mm ankštaros besiformuojančias, jas gali pažeisti šie kenkėjai. Suaugėlių patelės deda kiaušinėlius į tokias būtent mažas ankštarėles. Ir kai jau vystosi ankštara, vystosi maitindamasi ir lerva. Taip pažeisdamos sėklas. Ankštarinio gumbaodžio lervos gali pažeisti ankštarai visas sėklas besiformuojančias, o ankštarinio paslėptastraublio 1–2. Kenkėjų kontrolėje naudojama įvairios prevencinės priemonės, tačiau efektyviausias yra insekticidų naudojimas, būtent prieš šitos kenkėjus. Tačiau ne visada insekticidų veiksmingumas tenkina mus. Kodėl taip atsitinka? Šiai dienai yra registruota 15 insekticidų paslėptastraublio apsaugai. Didelė dalis veikliųjų medžiagų priklauso piretoidų grupiai, kurie naudojami labai jau senai, dažnai naudojami, todėl tas veiksmingumas būna mažas. Dar turi įtakos ir oro temperatūra. Karštomis dienomis insekticidų veiklios medžiagos labai greitai skyla. Šiai dienai yra registruotas naujas insekticidas pavadinimu Nexite, kurio veiklioji medžiaga yra gamma-ciklotrinas. Tai tikrai yra veiksmingas insekticidas apsaugai nuo ankštarinių paslėptastraublių ir ankštarinių gumbaodžių. Pasiekus kenkėjų žalingumo ribą ankštariniams paslėptastraubliams, kaip ant augalo randamas vienas vabalas, reikėtų naudoti insekticidus. Rekomenduojame naudoti Nexite žydėjimo metu. Dar galima naudoti mišinyje imant insekticidus Nexite ir Proteus žydėjimo metu. Siekiant užtikrinti sveikus augalus, reikia būtinai panaudoti insekticidus. Ir rekomenduojam naudoti insekticidą Nexite žydėjimo metu.